Sveiki, mėly Lithuanian Sisters bendruomenės nariai, draugai ir visi, kurie esate šalia. Noriu Jūs pasveikinti su 2026 metais ir palinkėti, kad šie metai būtų drąsios lyderystės metai, kai norisi imtis iniciatyvos ir tapti pokyčio dalimi savo gyvenime, savo bendruomenėse ir ten, kur šiandien labiausiai to reikia. Šie metai mums atveria dar daugiau galimybių bendrauti, susitikti ir veikti kartu dėka mūsų organizuojamų iniciatyvų ir projektų. Su dideliu džiaugsmu noriu pasidalinti, kad Lietuvių fondas nusprendė finansiškai paremti projektą Mano istorija. Tai projektas, kuris kviečia lietuves visame pasaulyje dalinti savo istorijomis apie išvykimą iš Lietuvos, patirtus iššūkius, atradimus ir tai, kaip pavyko išsaugoti lietuvybės svetur. Jau netrukus pradėsime dalintis pirmosiomis istorijomis. Taip pat šiais metais kviesime jungtis į 3 renginių ciklą Diaspora, ką galime kartu, kurį organizuojame kartu su Justina Mikeliūnaitė iš tarp 2 šalių. Šio ciklo tikslas suburti diasporos organizacijas bendradarbiavimui, dalintis patirtimis, stiprinti tarpusavio ryšius ir kartu kurti prasmingus bendrus projektus Lietuvai ir diasporai. Ir žinoma, mūsų lietuviškų knygų klubas ir toliau liks viena svarbiausių bendrystės erdvių. Labai džiaugiamės, kad prie mūsų komandos prisijungė Aida Sakalauskaitė ir kartu tęsime susitikimus ir dar daugiau jų organizuosime virtualiai, nes per praėjusius metus mūsų bendruomenė išaugo iš San Francisko į tarptautinę. Į šiuos metus žengėme kartu, su noru dalintis, pasakoti, padėti, įkvėpti ir bendradarbiauti. Ačiū, kad esate šios bendrystės dalis. Su naujaisiais metais.